Sveiki, labai džiaugiamės, kad jau svarstote galimybę dalyvauti šiame nuostabiame retryte Kopagano saloje Elevate Your Life. Ir aš jums noriu papasakoti detalę programą, kad jums būtų aišku, kaip kas vyks ir galėtumėt visiškai užtikrintai ryžtis šiam dalyvavimui Elevate projekte su galimybė keliauti į šią salą ir patirti šį retrytą. Tai pradėsime nuo atvykimo į Bankoko oro uostą. Kad ir kur jūs esate, kad ir kokioje pasaulio šalyje, tiesiog jūsų tikslas yra Bankoko tarptautinis oro uostas, į kurį atskrendate kovo 24 dieną. Tai reiškia, kovo 24 dieną viešbutyje jūs susitinkate su visa grupe ir šio retryto koordinatorė. Taip pat, jeigu turite laisvo laiko, jeigu atvykstate ryte arba per pietus ir yra daugiau laisvo laiko likę, labai rekomenduojame pasidaryti masažus, atsipalaiduoti ir jeigu dar lieka laisvo laiko, nuvykti į kelias šventyklas, kurių ten gausybė ir jos tikrai labai įspūdingos. Tai kadangi laiko juosta skirsis, ir atvykimas, jeigu atvyksite iš ryto, gali būti, kad labai norėsis miego. Mes taip viską suorganizuosime, kad jūs galėtumėt iš karto apsigyventi viešbutyje ir pailsėti, ir pamiegoti šiek tiek, kad greičiau prisipratinti prie tos naujos laiko juostos, tuomet pasidaryti porą, galbūt masažą, galbūt aplankyti porą šventyklų, susitikti bendroje vakarienėje su grupe mieste ir jau eiti vakare miegot tam, kad iš ryto atsikėlus ir papusryčiavus viešbutyje skristi su vietiniu skrydžiu į Surat Thani, kur nusileidę plauksite laivu. Tai va, ta kelionė į salą iš tikrųjų yra pakankamai ilga. Dėl to jau pati kelionės pradžia yra pakankamai įspūdinga. Plaukimas, skrydis lėktuvu apie valandą laiko, plaukimas laivu, kol sulaukiam laivelio, kol plaukiam, gali užtrukti apie 3 valandas ir galiausiai atvyksite į vilą, kuri lauks jūsų kartu su mumis. Vila yra ant jūros kranto ir pačioj geriausioj Kopagan salos vietoje. Kodėl? Nes Kopaganas turi 2 dalis. Viena salos dalis yra skirta poilsiautojams, kurie atvyksta į salą tiesiog turizmo tikslais, jie vartoja daug alkoholio, dalyvauja vakarėliuose, tai yra vienos salos dalis. O ši salos dalis, kurioje gyvensime mes, yra būtent sąmoningų keliautojų dalis. Tai reiškia, šioje dalyje žmonės atvyksta su tikslu daryti dvasinės praktikas, sąmoningumo praktikas. Ir šioje salos dalyje yra daugiausiai retrytų centrų, daugiausiai įvairiausių vietų, kur vyksta jogos, tantros užsiėmimai. Ir būtent mūsų vila yra netoli Orion Healing centro, kuriame suvažiuoja labai daug žmonių iš viso pasaulio atlikti įvairias praktikas. Ir mes gyvename tokioje vietoje, kuri yra labai patogi pasiekti tiek restoranus, tiek masažus, tiek nueiti iki Zen Beach, apie kurį papasakosiu šiek tiek vėliau. Taigi apsigyvename viloje 2 viečiose kambariuose. Labai svarbus momentas, kad vila iš tikrųjų yra tikrai puikiai. Ir džakuzi, ir baseinas, nuostabios erdvės ir atsiveria iš terasos nuostabus vaizdas į vandenį. Tačiau apgyvendinimas yra 2 viečiose kambariuose su 2 guliam lovom. Taigi turėkite tai minty, todėl geriausia vykti arba poroje, arba su kažkokiu artimu draugu. Nors niekada, žinokit, nebuvo problemų retrytuose, kuriuos vedžiau prieš tai, kai žmonės susirenka visiškai nepažįstami ir tiesiog apsigyvena tuose kambariuose, susidraugauja ir ta draugystė tęsiasi netgi po kelionės dar daugybę metų. Tai turėkite tai minty, yra galimybė išsipirkti kambarį tik savo, apie ją pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Tai kai jau įsikūrėm viloj, mes turėsime tokią intencijų filmavimo
intencijų filmavimo metą, kuomet užfiksuosime jūsų intencijas, su kokiamis jūs atvykote į šį retrytą, kaip jūs atrodot, kaip jaučiasi jūsų energija, tam, kad galėtume palyginti po stovyklos. Taip pat eisime išsinuomoti motorolerių ir netgi jeigu jūs nevairuojate motorolerių ir nežinote, kaip tai daryti, žinokit, nepergyvenkit, tikrai labai lengva įvaldyti šias transporto priemonės, mes apmokinsime. Jeigu visai nenorite to daryti patys, tai esame tikri, kad taip susidėlios viskas, kad tikrai bus pakankamai žmonių vairuojančių tam, kad galėtumėt tuomet ant keleivio vietoje keliauti tiesiog saloje, nes pats patogiausias būdas saloje keliauti yra motoroleriais. Todėl šį kartą, nors anksčiau, kai organizuodavau retrytus, mes keliaudavom taksi, aš šį kartą manau, kad tikrai laisvai visi galėsime keliauti su motoroliais, tai yra labai smagu, labai smagus nuotykis, eismas saloje yra labai mažas ir tikrai saugu vairuoti šias transporto priemonės. Jeigu liks laisvo laiko, pirmąją dieną viloje taip pat rekomenduojame nueiti į masažus, kurie iš tikrųjų visai netoli 10 minučių peškomis. Na ir pirmą vakarą mes vakarieniausime taip jau minėtame mano Orion Healing centre, kuriame maistas yra tiesiog wow. Visas maistas augalinis, tačiau jo pasirinkimas yra didžiulis ir įvairiausi labai skanūs patiekalai. Pirmą vakarą mes nedarysim jokių praktikų, nes tai yra, dar tokia apšiliminė diena. Jūs tiesiog turėsite specialias audio meditacijas, kurias gausite retryto metu ir savarankiškai prieš miegą padarysite tą audio meditaciją, kuri jums bus atsiųsta elektroniniu paštu. Taigi, retrytas, taip galima sakyti, jau visiškai taip atsidaro su praktikomis energetika ir prasideda kovo 26 dieną. Ir jau patį pirmą rytą viloje bus galimybė daryti jogą, tačiau aš labai rekomenduoju pajausti save, ar tikrai norisi keltis pirmą rytą, ar norisi įsimiegoti ir pailsėti, nes energijos šis retrytas pareikalaus, kadangi bus nemažai to energetinio darbo, tai nieko blogo pamiegoti ir praleisti tą pirmą kartą. Tai kas norės kelsis, kas norės pamiegos, pusryčiai bus viloje kiekvieną rytą. Pusryčiams valgysite šviežius vaisius, nes Kopaganos saloje, kaip ir visam Tailande, patys nuostabiausi, šviežiausi, skaniausi vaisiai, mango, tokio skonio, kokio dar tikrai nesat ragavę, nebent jau buvote kažkokiuose pietų kraštuose. Dragon fruit, wow, labai skanus. Passion fruit, marakujos, visi egzotiniai vaisiai ir iš jų tiesiog darysime tokią kaip vaisių mišrainę su čia sėklomis užpiltomis augaliniu pienu, riešutais, gersime mačą arba juodą arbatą ir taip pat šviežias kokosų sultis. Pusryčiai kiekvieną rytą bus mūsų pačių ruošiami. Tai toks kaip šeimyninis momentas, kuomet susitiksime virtuvėje ir kartu pasiruošime savo pusryčius. Ir po pusryčių turėsime stovyklos atidarymą. Stovyklos atidarymo metu išsigryninsim savo intencijas, kas dėl ko atvyko, pasidalinsime bendrai ir taip pat aktyvuosime šias intencijas, kad jos iš tikrųjų ir įvyktų. Daugiau kas vyks, aš taip negaliu pasakyti dabar iš anksto, nes turbūt puikiai suprantate, kad kuomet susitinka žmonės gyvai, organiškai jaučiasi jų energija, viskas tada labai aišku kaip ir ką daryti ir kaip vesti, tai ir bus tas pajutimas, ką mes dar darysime to atidarymo metu. Galbūt tai, pasižiūrėsim, nenoriu dabar sakyti, iš tikrųjų yra jausmas, ką galėtume daryti, bet norisi pajausti, kas jūs tokie, ir kas yra reikalingiausia. Po stovyklos atidarymo turėsime laisvo laiko apžiūrėti paplūdimius, nes tikrai labai gražus paplūdimiai ir yra toksai vadinamas Secret Beach, kurį aš jums norėčiau parodyti, kuriame
tiesiog visiškai baltas smėlis, žydras vanduo, yra masažas lauke, yra kavinė, tiesiog nuostabus. Tai norėčiau, kad mes tą pirmą dieną nukeliautume į šitą Secret Beach ir dar skirtume laiko tam atsijungimui nuo visų savo praeities dalykų. Tiesiog visiškas įsijungimas į naują režimą, atostogų ir realybės perkūrimo režimą. Tai masažiukai, kokteiliai, augaliniai, laikas paplūdimyje ir tuomet vakare mes susitiksim viloj, vakarinis susitikimas, pasidalinimas ir vėl vakarą užbaigsite savarankišką meditaciją, jau patys su savimi keliausite į poilsį. Kitą dieną mes turime labai ypatingą dieną, nes tai yra vykimo į stipriausias salos vietas diena. Ir kai mes jau turim tas aktyvuotas intencijas, labai svarbu yra susijungti su vietos energijomis. Tai iš pat pradžių palaiminsim save kriokliuose, nuplausime senas energijas ir susijungsime su vietos, man iš tikrųjų pačiu gražiausiu medžiu. Ten jo, pavyzdžiui, nelabai kas ir pastebi. Turistai eina pro šalį, tačiau aš tą medį labai pajutau. Ten yra stipri dvasia, stipri energija. Ir prie to medžio mes darysime pasijausis, kaip tada bus organiškai. Aš norėčiau padaryti tokią bendrą galbūt meditaciją, būtent susijungiant su tas gamtos aspektų salos. Tai prie to medžio taip pat aktyvuosime dar kartelį savo intencijas. Tai iš pradžių per gamtą susijungimas ir tada vyksime į šventyklas, kur yra Kuan Yin šventykla, kinų šventykloje Kuan Yin šventykla, tai yra deivė besąlyginės meilės ir atjautos moteriškos energijos atstovė. Ir Kuan Yin būtent reprezentuoja tą tokią visišką taikę, harmoningą energiją, kuri tiesiog atjaučia viską, myli besąlygiškai ir aš manau, kad labai pravartu visiems mums susijungti su tokia energija, tam, kad eitume į visiškai besąlyginę meilę sau, nes tik tuomet, kai mylim save, mylim kitus, mylim pasaulį. Tuoj gurkšnelė arbatos. Nes vis dar esu Lietuvoje, kur nelabai šiltas klimatas. O Tailande dar beje, įsiterpsiu, kad visada kaip gariniai pirty. Tai turėkit minty, tropinis klimatas, tai reiškia visą laiką karštą ir drėgną, visą laiką prakaituojam. Tai turi būti labai labai atviros suknelės, labai lengvos suknelės, tokia kaip boho rūbai, vyrams lininiai, šortai, marškiniai, be rankovių. Tai renkitės kaip į garinę pirtį. Tada tikrai neprašausite ir tikrai nereikia jokio makiažo, jokių tepliojimų ant veido, labai atsigauna oda, labai atsigauna plaukai tenais, tame drėgname klimate. Tai žodžiu, kuo daugiau lengvų rūbų ir kuo daugiau leisti odai ir plaukams kvėpuoti. Jokių cheminių medžiagų nedėti. Tai aplankysime tą Kuan Yin šventyklą, kurioje netgi galima užduoti klausimą ir gauti atsakymą. Yra toksai fainas dalykėlis, kur tiesiog užduodam klausimą, ten pabarškinam ir tada traukiam ir iškrenta kažkoks atsakymas. Tai žodžiu, ten smagu. Ir degsim smilkalus, degsim žvakes, tada prieisim prie tokios Happy Budo šventyklos, kur yra gausos energijos, pinigų energijos šventykla. Žinokit, tokia faina, aš nenoriu jums visko išduoti, bet ten pajausite, kas iš tikrųjų svarbu tam, kad gyvent gausoj. To šventykla iškart labai aiškiai jaučiasi ir matosi. Pabuvę šiose šventyklose mes keliausime į labai ypatingą vietą, tai yra Žaliųjų Budų šventykla. Tenais net negalima fotografuoti. Yra tokios 3 budos iš kristalo, man atrodo, dabar kaip tas kristalas žalias vadinasi, ne lazuritas, bet kažkoks kitas toksai kaip smaragdo, tokio tamsiai žalios spalvos. Ir iš to kristalo yra padarytos 3 budos.
jų energija yra wow. Tai tenais jau rimta šventykla ir galima būti tik tyloj. Vieną kartą yra taip pavykę per retrytą būtent susirinkti tik tai mūsų grupiai prie šių būdų ir padaryti meditaciją su grojančiu dubenėliu, nes ten yra toks grojantis dubenėlis, kurį galima paimti, bent jau tuo metu buvo. Ir su tuo grojančiu dubenėliu mes darėm bendrą meditaciją ir nebuvo jokio kito žmogaus. Aš tikiu, kad ir mums kažkaip tobulai viskas gausis taip, kad galėtume patirti tą žaliųjų būdų energiją kiek įmanoma giliau. Ir tenais yra toks kalnas, į kurį dar galima užlipti, daug žodžių, šita šventykla tikrai labai graži ir ypatinga. Tai mūsų ta antra diena saloje yra pripildyta tokio atsiverimo per susijungimą su vietos dvasiomis, su vietos šventyklomis, vietos energijomis, įeinant į gilų ryšį su savimi per tai. Na ir aplankę šias visas vietas keliausime į kitą salos pusę, į labai gražią vietą, yra tokį restoraną paplūdimyje, prie tokio didžiulio medžio, kur prikabinta vėliavėlių ir tenais pietausime, galėsim poilsiauti, degintis ir bus toks laisvas laikas tame paplūdimyje ir toje pusėje yra daug tokių žvejų kaimelių, kuriuos galima irgi aplankyti, patyrinėti. Tai ar važiuosime visi kartu, ar atskirai, kaip norėsis, kaip jausis, taip ir keliausime. Galėsime patyrinėti tą kitą salos pusę. Ir tiesiog vakare vėl susitiksim viloje, pasidarysim pasidalinimą, aptarimą, kaip jaučiamės, kas vyksta. Ir vėl savarankišką meditaciją atlikus keliausime į poilsį. Trečia diena. Jau jinai yra su stipresnėmis praktikomis. Tai po jogos ir pusryčių mes keliausim į šamaninio kvėpavimo sesiją su manimi, aš vesiu pirmąją sesiją, mes jau būsim aktyvavę viską, susijungę su salos energijomis, todėl tikiu, kad šita sesija bus tikrai labai įspūdinga. Po jo šiek tiek galėsim atsikvėpti, papietauti, vėl masažus nueiti. Ir tada Rėjus perims vairą ir ves grupinę praktiką pagal tai irgi kaip jausis, ko labiausiai reikia mums tuo metu. Tai turėsime stiprią praktiką su Rėjumi ir vakarienę. Vakarienė yra kelios galimybės, kur vakarieniausim. Dar yra vienas labai gražus restoranas visai netoliese, į kurį norėčiau jūs visus pakviesti, tai pasižiūrėsim. Ir galiausiai vėl poilsis po savarankiškos meditacijos. Taigi, trečioji diena jau yra gilesnių praktikų diena ir manau, kad po šitos dienos tikrai norėsis šiek tiek vėl laisvo laiko. Tai todėl mes šią stovyklą balansuojam ir įterpiam to laisvo laiko pakankamai daug tam, kad turėtumėt laiko integracijai, vidiniam procesams, pokalbėms ar laiko pabūti tyloje. Viskas labai subalansuota, nepergrūdam, kad būtų vien programa non-stop. Tai kitą dieną ryte mes tiesiog turėsim gilius pasidalinimus apie tai, kas vyksta ir paskui laisvas laikas, kas kur nori, kur ta keliauja, ar į tą paplūdimį, kur jums parodžiau prieš tai, ar į kitą kažkokią vietą norit keliauti. Nes yra galimybė dar keliauti į tokias spa viešbučius, kurie turi labai gražius baseinus, paplūdimį ir ten tiesiog sumokant mokestį galima visą dieną praleisti jų zonoje, tenais tam mėgautis kažkokiais gėrimais. Tačiau mūsų rekomendacija tai būtų praleisti laiką Zen Beach'e, nes mes prieš tai būsim Secret Beach'e. Ir čia šitą dieną rekomenduojam laisvą laiką praleisti Zen Beach'e, nes būtent vėliau mes susitiksim šiame paplūdime bendrai praktikai ant jūros kranto. Tai įsivaizduokit, kaip įspūdingai atrodys ir jausis, kai darysim bendrą praktiką ant jūros kranto ir vyks saulės palydėjimas būtent Zen Beach. O Zen Beach ir garsėja tais saulės nuleidimo vakarais su būgnais, su ugnimi. Žinau, kad šiek tiek saloje yra pasikeitę. Ir tenais dabar jau būna scena, būna atlikėjai, tai aš nežinau, ar mes būsim tikrai toje vietoje, kur daugiausiai šurmulio, gal mes šiek tiek atokiau būsim. Pasižiūrėsim tiesiog organiškai, bet Zen Beach'as yra be abejo, kad vienas išskirtiniausių
viena išskirtiniausių vietų šioje saloje, kurią būtina patirti, tai ši diena ir yra skirta šio paplūdimio patyrimui. Ir vėl tiesiog keliausime į vilas, padarysit savarankišką audio meditaciją ir poilsis. Na, tuomet mes vėl turime stipresnę tokią dieną su praktikomis, va taip ir pamaišome, ar ne, ta programa vieną dieną stipresnė praktikos, kitą dieną daugiau atsipalaidavimo ir vėl keliaujam gilyn į save. Po pusryčių su šamaninio kvėpavimo sesija dar daugiau atsiveria sluoksnių, dar giliau kažkokie dalykai kristalizuojasi. Ir vakarop aš pasiūliusiu tiem, kas nori, tik tai tiem, kas nori, tie, kas jaučia. Pagal procesus, kam kas vyksta, ar ne? Gal net ir aš parekomenduosiu, kam būtų naudinga rape švento tabako ceremonija. Tai kas norės, aš jiems pravesiu šią ceremoniją. Kas vis dėlto rape ceremonijos nenorės, galės tuo pat metu leisti laiką kažkaip, pasižiūrėsim irgi organiškai, ar su kitais žmonėm tiesiog rėjus pabendraus, ar mes vis dėlto visi nuspręsim, kad naudinga yra patirti šią ceremoniją, pasižiūrėsim, kaip jausis tiesiog organiškai. Tiesiog žinokit, kad tai yra neprivaloma, jeigu jūs nejaučiat ir nenorit turėti tokių stipresnių praktikų. Aš viską paaiškinsiu apie rape, kai jau atvyksime ten ir tenais ir galėsit apsispręsti, ar norit, ar nenorit. Ir tuomet savarankiška audio meditacija ir poilsis. Taip, kadangi prieš tai diena vėl bus pakankamai intensyvi su praktikomis, mes turime paprastesnę, laisvesnę dieną. Tai reiškia, kas norės, kovo 31 galės vykti į papildomą ekskursiją, nes tenais galima rinktis dar tokių papildomų ekskursijų į tokias pakankamai įspūdingas vietas. Aš tenais esu buvus ir sakyčiau, kad tikrai verta, keliauti, pasiimti tą ekskursiją, tačiau kartais būna, kad labai karšta, esame procese ir tingisi. Ir tiesiog galim nevažiuoti, galime tiesiog būti viloje arba eiti masažus ir nebūtina versti save daryti tai, kas tuo metu nesijaučia, kad norisi daryti. Tai dėl to ši ekskursija yra tiesiog kas norės, kas jaus, kas nenorės, galbūt tikrai vykti į vieną viešbutį galėsiu rekomenduoti, kuriame tikrai labai gera leisti dieną, labai patogu, yra skėčiai, yra galimybė masažams, žodžiu, tokia faina vietelė pasiblaškyti kažkur kitur, pabūti. Na ir mes jau po truputį keliaujam link šventinės nuotaikos, link to naujo gyvenimo, ypač po rape ceremonijos. Tai vakaras, Buddha Lounge, Infinity Pool, labai graži vieta, labai įspūdingi saulėlydžiai. Mes tenais atvyksim, kai dar saulė švies, pasimaudysim baseinę, labai skanus maistas ir saulę nuleisim tenais. Ten, žinokit, reikia fotografuotis. Tiesiog vieta įspūdinga, baseinas ant pačio krašto, fotografuotis baseinę galima. Ir dažnai būna didžėjus, kuris ateina, kai saulė leidžiasi, groja muziką, šokti, žodžiu, jau mes pradedam po truputį švęsti. Tai šita diena jau yra skirta tokiam visiškai naujos realybės vibracijų aktyvacijai, tiksliau vakaras, ir tai mes jau ir darysime, keliaujame į Buddha Lounge švęsti. Tai čia ir buvo prieš paskutinis vakaras viloje ir jau turim paskutinį vakarą viloje. Tai yra palikta rytinėje dalyje laisvas laikas tam, kad galėtumėte dar pavaikščioti saloje, kas norės galbūt net nuvykti iki turgaus, kuris yra mieste. Turgų tenais miestelėje šiek tiek intensyvesnis laikas, bet manau, kad jau po tiek tai yra eismas, bet manau, kad po tiek laiko jau tikrai būsite įgudę vairuoti su motoroleriais ir galėsit laisvai vykti į aktyvesnę salos dalį. Ir turguje tiesiog yra visokių dalykėlių labai pigiai ir yra visokių suknelių lengvų labai pigiai. Žodžiu, turgų irgi galbūt visai ir verta aplankyti, kas nori įsigyti daug tokių vietinių dalykėlių, pigiai suvenyrų ir taip toliau. Tačiau ir mūsų gatveliai
tikrai yra labai fainų parduotuvių, kurios nėra tokios pigios, bet juose daug tikrai gražių dalykų, kur niekur kitur nerasi. Tai ši diena yra palikta suvenyrų pirkimui prieš išvažiuojant iš salos. Ir jau 5 valandą mes turėsime uždarimo ceremoniją. Stovyklos uždarimas su kakava, su kvėpavimo praktikomis, su naujos realybės aktyvacijomis ir taip pat filmuosim jūsų pasidalinimus, kaip jūs jaučiatės po stovyklos. Tai įsivaizduokit, kaip tas kontrastas atrodys, kaip jūs būsite tik atvykę ir va čia jau netgi dabar jaučiasi po tokios savaitės, kokia energija bus. Tai su šia švente uždarome stovyklą ir kitą dieną pavalgę pusryčius išvykstame iš vilos, vėl plaukiam laivu, keliaujam į Bankoką. Ir gali būti, kad jau mes keliausime su jumis, neliksime ilgiau saloj, keliausim su jumis į Bankoką ir tuomet pakviesim jūs labai įspūdingai vakarieniai ant dangoraižio stogo. Kas norės, kas leis savo investuoti, tai yra patirtis tikrai extraordinary visiškai. Tai mes iš anksto tada rezervuotume mums stalą, tiems, kas norėtų patirti tokį patyrimą ir tai tikrai būtų atspindys Elevate Your Life. Grinai pavadinimo atspindys visiškai. Nes tas patyrimas ant dangoraižio stogo vakarienės aš esu patyrus, vėjas pučia, visas miestas šviečia pačioj, aukštis didžiulis, na tiesiog wow. Ir dar gyva atlikėja ten dainavo, šviesos, žodžiu, labai įspūdinga. Tai va, taip dar vienas papildomas uždarimas stovyklos Bankoke. Ir kas dar noriu paminėti, kad kas turi daugiau galimybių laiko, tai šiaip tai galima pasilikti saloje ilgiau, nebūtinai baigti stovyklą, išvykstant kartu su mumis, galite įsinuomoti savo kažkokį namelį ir likti dar saloje pagyventi ar savaitę, ar kiek norisi laiko. Arba galite kitą dieną, vietoj to, kad skristi atgal į Europą, skristi į Balį, kuris yra pakankamai netoli ir visai patogu nukeliauti ir dar pabūti Balyje savarankiškai, kaip jau tik norėsite. Tai tokia yra programa. Tikiuosi jaučiatės dar labiau įkvėpti keliauti, dalyvauti, būti šitą dalimi. Noriu šiek tiek papasakoti, kas įeina į jūsų Elevate narystę, tai reiškia jūsų narystė už 333 eurus jums užtikrina galimybę gauti visą stovyklos programą, nemokamai apgyvendinimą viloje ant jūros kranto, dviviečiame kambaryje ir taip pat viešbučiai Bankoke. Tačiau jeigu norite vienviečio kambario, papildomai reiktų investuoti 700 eurų ir tada pasirūpinsime, kad visur turėtumėt vienvietį kambarį. Taip pat pusryčiai, mes pasirūpiname pusryčiais ir rapė ceremonija, kakavos ceremonija, viskas, kas papildomai, kas yra programa, išskyrus mokamas ekskursijas. Tai va dabar parodysiu, kas neįeina į kainą, ką jūs turite turėti minty, ko jums reikia pasirūpinti. Tai jūs turite pasirūpinti skrydžiais, tarptautinių skrydžių, vietinių skrydžių. Mes viską atsiūsim, kur ir kaip įsigyti. Beje, nepasakiau dar, kad mes pasirūpinsim ir laiveliu, transportu nuo salos iki Surathani ir Surathani iki salos. Tai mes šitų taip pat pasirūpinsim. Taip pat transportas Bankoke, tai yra taksi, saloje motorolerių nuoma, taip pat rūpinasi kiekvienas savarankiškai ir iš tikrųjų, jeigu dalinsite iš dviejų ar net tą motorolerį dviem nuomosit, vienas vairuoja, kitas keleivis, tai tikrai labai nedidelė kaina. Ir Bankoke taksi irgi ten labai nedaug kainuoja. Papildoma ekskursija, kurią aš minėjau, jinai apie 250 eurų, tai turėkite minty, kad jeigu norėsite ją užsisakyti, turėtume dar šiek tiek papildomai, ar ne? Pietus ir vakarienė, kadangi nuolat keisis vieta, kur pietavom, kur vakarieniaujam, irgi tai yra savarankiškai, nes kartais atskirai, kartais kartu. Ir pietus ir vakarienė taip pat nėra įskaičiuota, tai turėkite mintį. Masažai jūsų irgi pagal jūsų poreikį, tačiau masažai ten labai pigus, kai aš buvo 8 eurai. Dabar jie sako, kad gal ne 8, bet vis tiek iki 15 eurų maksimum.
Taip pat kelionės draudimai, kelionės dokumentai. Draudimą tikrai rekomenduojame turėti visada ir jeigu bagažas dingsta ar skrydžiai nusikelia, kad turėtumėt savo kažkokį draudimą. Dėl kelionės dokumentų informuosime, ar reikalinga kažkokia papildoma viza ar ne, nes man atrodo, kai vykstant iki 14 dienų vizos nereikia, nebent vykstate ilgiau. Tai dar jūs informuosim dėl šitų dalykų. Ir jeigu turite klausimų, tiesiog rašykite elektroniniu paštu arba galite rašyti mums Messengerį į Instagramą, tikrai atsakysime. Tai tikime, kad jau yra aiškiau suvokiant, kokia iš tikrųjų galinga bus ši stovykla ir kad tikrai tai yra neįkainojama, bet mes atvėrėm galimybę labai daug žmonių vykti į šį patyrimą, vien dėl to, kad metinė narystė jums suteikia galimybę išsimokėti už šią kelionę ir nereikia mokėti visos sumos iš karto. Jūs turite galimybę tikrai paskirstyti, ar ne? Paskirstyti tą kelionės padengimą, todėl galvoti nėra ko. Toks pasiūlymas tikrai net nevertas svarstymo. Tai jau laukiam jūsų registracijų, nes vietų skaičius labai ribotas. Ačiū, kad esate ir susitiksime Kopagane. Iki.